šiandien praleisit su manimi dieną. Jo, aš vakar įkėliau savaitę su manimi, tai būtinai pažiūrėkit. Nors kai šitą video įkelsiu, tai jau bus praėję laiko, tai jo. Tai va, tai žodžiu, šiandien yra šeštadienis ir susitiksiu su Austėja šiandien, tai bus labai fainai. Tai aš dabar jau apsirengiau, eisiu pavalgysiu pastos nuo vakar, kai buvau pasidarius. Tenai su grietinėlė, ten daržovėm, žodžiu, prieskoniukų. Tai vat, ir tada eisiu ruoštis čia viską. Because I'm just sleeping now. Tai vat. Tai, gal mums parodys fituką? Jo. Tokia balta maikė. Aš nežinau, kokia dėtis, ar kreminė, ar balta. Tai mama sakė balta ir Austėja sakė balta. Tai užsidėjau baltą. Ir tada tokie šortai. Ja, tokie šortai. Brolis tokia rožinės kojinės susidėjau. Brolis vėl tik atėjo. Ir tokius batus dėsiu. Jie žiauriai gražus, aš negaliu, aš jūs taip myliu. Tai va, susitiksim vėliau. Jau įsivaliau dantis, aš nežinau, kodėl aš taip jaučiuosi pavargus. Aš nežinau. Nu, taip, aš nieko tokio kaip ir nedariau. Aš įsimiegau, bet aš pavargus. Ja. Tai jau pasidažiau blakstienas ir biškių lūpas. Tai va, dabar reikia biškių plaukus persišukuoti. Kas dėmesį. Ir tada aš eisiu dėtis daiktus. Tai kuprinėj sėdėsiu piniginę, raktus ir telefoną. Man atrodo viskas. Tai va, tai susitiksim vėliau. Šiandien toks oras kažkoks netoks ir šiandien turės lyt. Tai nežinau, kaip aš jaučiuosi. Gal dėl to aš taip ir visai esu pavargus, nes oras nekoks. Bet turiu važiuoti ir aš žinau, kad jeigu nuvažiuosiu, aš praleisiu žiauriai gerai laiką ir bus fun ir nepasigailėsiu. Tai vat. Susitiksim vėliau. Žodžiu, pasikeitė outfitas, nes lauke pasidarė vėsiau ir netaip karšta ir lyja. Aš žinau, kad šiandien lys, bet galvoju, kad gal vėliau, kai aš būsiu Akropoly, ne dabar. Tai dar net neišėjau, tai žodžiu, aš... Ar kažkaip pradės mokėti, kaip padėti jumis. Tokia, atrodo tokia, tipo, nežinau. Ne, gal šitą dieną. Nežinau, žodžiu, toks blizonas ir kelias tokias. Aš dabar net nežinau, ar man dėtis tos batus, nes jie tipo labai gražus ir aš nenoriu, kad jie įsitiktų. Tai nežinau. Ir man reiks skėtį imt. Aš taip nemėgstu skėčio imt. Man patinka, kai būna tie mažesni, tai gali įsidėti kuprinį ir tau nereikia jo nešt. O kai didelis, tai tu turi jį nešt rankose ir man taip nepatinka. Tai aš nežinau, galvoju, gal užsidėsiu kapišoną ir gal kažkaip šitaip, bet tada keistai atrodo su tuo kapišonu. Atrodo, lyg miegot norėčiau. Bet žodžiu, užsidėsiu, susivėlė. Žodžiu, užsidėsiu tą kapišoną, nieko tokio, kažkaip. Tai vat, ir aš noriu užsidėti juodą bliuzoną, bet galvoju, lyja, blogas oras. Tu ir taip esi pavargus ir miegot nori, ir tu dar nori juodą bliuzoną užsidėti, tai tada iš viso atrodysiu depresiškai. Tai todėl pabandžiau užsidėti tokį šviesesnį bliuzoną, kad bent kažkiek jau jausčiausi geriau. Jo, tai vat. Tai jau liko iš tikrųjų nemažai. Tiksliau mažai laiko. Ir tuoj aš eisiu pro duris. Tai žodžiu, įsidėjau tokią kuprinę, piniginę, raktus, ausinės ir servetėlę. Jeigu ką. Dar vandens prisipyliau, nes visą laiką, aš sakau jums. Aš turiu tokią mažą gertuvę, mama parnešė. Tai žodžiu, aš visą laiką dabar pasiemu, kai susitinku su Austėja, nes mes visą laiką ištroškam. Nu, žodžiu, gert norim. Ir jo, tai visą laiką yra gerai, nes aš pasiemu. Tai vat,
tai, manau, susitiksim, kai susitiksiu su Austėja ir aš žinau, kad aš labai daug šneku ir jo, bet soriukas. Tai žodžiu, aš jau turiu eiti, biški padariau paskutinis touches. Oh my goodness, reiks kalvarų taip pat. Okay. Tai žodžiu, aš parodysiu, kiek aš purškiuosi kvepalų. Nu, tipo, mama tiesiog nustebus, kai jinai sužinojo, bet aš tiesiog įsimaudau beveik tuose kvepaluose, tai aš vieną darau čia, tada čia, tiesiai, tada aišku, we don't want to be smelly, ir tada čia. Šitą patrinu ir tiesiog labai keistai atrodo. Jo, tai vat. Ir man atrodo viskas. Lygtais viską padariau. Jo. Tai vat, ir dabar aš kiek valandų? Ok, einu dėtis batus ir einu. Aš nusėmiau dabar bluzoną, nes karšta namuose, tai kai išeisiu užsidėsiu. Tai vat, tai jo, einu sužiūrėti, ar viską aš išjungiau ir tada, nežinau, pažiūrėsim, kada susitiksiu. Žodžiu, išėjau, užsidėjau vis dėlto bluzoną ir gerai, nežinau, kad visoką ir tipo lieja ir aš tikiuosi, kad nenubėgs mano makiažas. Really want to not. Bet žodžiu, man autobusas 34 minutės, dabar yra 16 minučių, tai... Nu tai dar yra laiko, tipo. Spėsiu tikrai nueiti. Žodžiu, tai susitiksim vėliau, kai nueisiu. Ir jo, dabar skubu. Žiūrėkit, kas atvažiavo. Hello. Ir aš žiūrėjau tiktokus ir tipo tenais parapaustinė, kad tipo paskutinė diena vasaros ir aš tik tada supratau, kad šiandien paskutinė diena vasaros. Eik tu savo, taip dar nedašlo to, bet žodžiu, einam jau. Žodžiu, pasivaikščiam po Akropolį, nieko neradom, ko norėjom, dabar mes eisim, į kur mes eisim? Nežinau. Į Senamiestį. Jo. Tai daug kelio liko iki Senamiesčio. Jo, tai vat, tai žodžiu. Nu, radau vieną maikę šiauriai graži rožinę. Aš irgi, aš šiaip noriu džinsų nusipirkti ir dar radau maikių kai kurių gražių. Jo. Bet nieko nepirkau. Bet... Aš pagalvoju, gal nuo 8 eurų nusipirkti maikę už 10 eurų. Ar ne? Dabar? Tipo vėl lipti į antrą aukštą? Ne, nereikia. Niujorke išmėlam. Ai. Aš dabar galvoju, ar tikrai. Aš nežinau, man pirkt. Ar ne ta pilka? Už to 10 eurų. Nemačiau aš. Matytų, sakyk, kad tau patinka. Tai neatsimenu. Nieko ne. Žodžiu, dabar einam. Labai buvo skanus. Tiesiog pasaka. Ir dabar einam ledų ten pirktis. Bet labai dar toli reikia eiti, tai jo, prisivaikščiosim. Jau užsidėjau ir tą bluzoną, nešalta. Tai vat. Ne, tai... Jo, vis tiek pavargusius. Austėja ir būsinius pasiėmė. Aš tiramisu. Labai skanus. Look, strawberry morango fresh. Matot? Čia naujas atsirado. Čia tipo... Atspėkit, ką vėl nusipirkau. Ledų. Ir dar guminukų nusipirkom tokių. Čia tipo, ale, real fruit. Nežinau, nepirkit. Jau jinai išeina, nes jau atvažiuoja su autobusas. Tai jau aš grįžau, aš buvau jau grįžus nuo 6. Tai dabar toj bus 8, biškių pavalgiau. Ir jo, šiandien realiai tiek daug saldumynų valgiau. Šiandien tai pasilepinau save, bet biškai per daug. Aš net nežinau, gal man dabar pabaigti, nes tipo kaip ir rutina ta pati mano ir aš ten kažką su veidu nedarysiu rutinos, nes aš rytoj nufilmuosiu, kai jau ruošiuosi rugsėjo 1. O dieve. Aš taip nenoriu, kad pasibaigtų. Ta prasme, šiandien paskutinė diena, už kelių valandų jau toj pasibaigs vasara. Baisu, aš taip nenoriu. Aš kaip ir noriu rugsėjo, bet ir nenoriu, nes bus rugsėjai fainų dalykų, bet ir bus nefainų dalykų, tai taip žinot.
Tai vat, ir aš jau pakvietimus turiu. Tai aš nežinau, ar aš įdėsiu čia, bet aš manau darysiu atskirą video, kur aš pasiruošiu savo gimtadieniui. Tai ten viską, žinot, susiperku ir taip toliau, bla bla bla. Tai va, tai tą manau filmuosiu, tai ten jaučiu parodysiu, kokį ten pakvietimą padariau visoms. Tai va, tai aš jau kaip ir žinau, kur viską susiplanavus, tik dar nežinau kelintą valandą, tai čia reiks su mama susitart. Tai va, tai aš nežinau, dar pagalvosiu, arba čia pabaigsiu dabar. Ne, nu biški vėliau. Tai va. Tai čia ir pabaigsiu. Iš tikrųjų labai gaila, kad tai buvo paskutinė vasaros diena. Labai gaila. Aš negalvojau, kad taip liūdėsiu, bet rugsėjai bus sunku vėl įsivažiuoti į mokslus, o Dieve. Žodžiu, tai va, tai ačiū, kad mane žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao. Mua.